pamokų. Aš sėdžiu rūbinėlėje. Ir tokia nekalta debilo žvilgsniu žiūriu vieną tašką sienoje. Kadaise tas taškas buvo ėdantis ir šykantis tarakonas. O tada aš, aukštesnė gyvybės forma, sutreškiau jį į šūdą nuo Donelaičio. Jis paliko tašką ant sienos. Žiūriu jį ir galvoju. Aš norėjau rašyti, o dabar gaunasi, kad tas tarakonas yra didesnis rašytojas už mane. Nes savo mirtimi jis paliko ženklą, į kurį žiūrėdamas aš matau istoriją. Turbūt nėra tokių mano ženklų, į kuriuos žiūrėdami kiti matytų istoriją. Gal tai yra kelias, į kurį aš šlovę? Būt sutrikštam kažko aukštesnio už save. Bet dabar negaliu. Rytoj į mokyklą.